Konnichiwa, šiandien kalbėsime apie Japoniją. Japonija yra salų valstybė Rytų Azijoje prie Ramiojo vandenyno ir Japonų jūros. Arčiausios valstybės prie Japonijos yra Pietų Korėja, Šiaurės Korėja ir Kinija. Japoniška kultūra yra viena iš įtakingiausių pasaulyje. Ji veikia daugybę sričių, pavyzdžiui, popkultūra, maistas, tradicija, mada, muzika ir technologijos. Japonija turi daug įžymių dainininkų, pavyzdžiui, Ado, stebinanti pasaulį su savo stipriu balsu, Yoasobi, įžymi J-pop grupė, kuri išleidus albumą populiariam anime Oshi no Ko, ir Creepynuts, kuri savo unikaliu stiliu dominuoja tarp socialinių tinklų. Dar Japonija įžymi savo maisto kultūra. Patys įžymiausi patiekalai yra aišku sušiai, ryžiai, onigiri ir kare raisų. Japoniška mada yra miksas tradicinių ir modernių stilių. Žymus mados trendai yra kimono, šibuja ir geiša. Tiesą pasakius, žiauriai fainiai atrodo. Japonija yra žinoma dėl anime. Patys populiariausi yra One Piece, Naruto, Dragon Ball Z, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer ir Attack on Titan. Anime yra japoniškas filmų ir animacijos stilius skirtas suaugusiems ir vaikams. Ačiū už dėmesį!